duosiu dvi technikas iš neurolingvistinio programavimo, kurių pagalba galima pakeisti iš tikrųjų savo būseną, galima pakeisti savo emociją, kurią jūs norite, į geresnę tavo situacijoje. Yra normalios, geros emocijos, yra geresnis. Tai va dabar į geresnę galima pakeisti visada. Pasikeisti savo būseną, labiau produktyvę, labiau našę jums toje situacijoje. Ir, prieš tai padarykim vieną praktiką. Dabar paprašysiu visų, kurie galit, įsijungti vaizdą. Kuo daugiau jūs bus su vaizdu, tuo man lengviau padaryti bus tą praktiką. Jums visiškai nieko nereiks daryti, skyrus pabūti užmerktomis akimis ir įsivaizduoti tai, ką paprašysiu. Bet šios praktikos tikslas yra jūs supažindinti su tuo, kaip veikia mūsų viduj, mūsų įsivaizdavimas, mūsų vidinis suvokimas to pasaulio, kuris mūsų supa, ir to vidinio pasaulio, kurį turim savyje ir formuojame savo tuos jausmus, minčių pagalba tam vidiniam savo pasauliu, o paskui su tais jausmais einam į gyvenimą ir priimam sprendimus. Tai aš noriu dabar parodyti šitos praktikos metu, kaip jūs veikia jūsų mintys, kurdamos jūsų emocijas. Ir tuo jūs suprasite, kad keičiant tam tikrus dalykus savo galvoje, visiškai nesusijusius su priežastim, pasiekme ten, situacija, o tiesiog keičiant tam tikrus dalykus galvoje, pasikeis gali jūsų požiūris ir emocijos. Vis daugiau drąsesnių žmonių. Tai dabar paprašysiu visų tų, kuriuos matau ir tuos, kurių nematau, tačiau norite padaryti šitą praktiką, užmerkti akis ir įsivaizduoti, užmerktom akim žmogui lengviau įsivaizduoti. Ir nematai, kas kitoj pusėje kamerų, ekrano. Užmerkite akis. Ir dabar aš jūs paprašysiu įsivaizduoti save kur nors tuščioj aikštė. Visiškai nieko nėra. Gali būti pilka tuščia aikštė, koks nors stadionas, o jūs jo to stadiono centre. Įsivaizduokite tokią vietą, kur jūs užmerktom akim dabar stovite, arba atmerktom, bet užmerkia akis, o ten įsivaizduoti save stovinčią. Stovinti ar stovinčią toje aikštėje. Jeigu įsivaizduojat, linktelkit galvą. Gerai, o taip sutarsim. Kai aš paprašysiu jūsų pajausti kažką ar pamatyti, ir jeigu jums pavyko kažką savyje pajausti, linktelkite galvą. Gerai? Tvarkoj. Dabar aš paprašysiu jūsų įsivaizduoti, kad kažkur horizonte, toli tos aikštės pačiam krašte atsiranda koks nors jūsų įvykis, kuris jūs iš tikrųjų nuteikia labai liūdnai, negatyviai, galbūt piktai, galbūt dar kažkaip, dabar jūs nežinot, bet jis ten kaip taškelis jūsų praeityje, jūsų atmintyje, ir jis dabar artėja prie jūsų. Įsivaizduokit, kaip jis auga, artėdamas didėja, palengva atsiranda detalės tame vaizde, galbūt pamatysit jį kaip skaidrę arba kaip filmą judantį, tačiau kuo jis arčiau, tuo daugiau detalių. Jam artėjant jūs galite net išgirsti garsą. Galite atkreipti dėmesį, tas liūdnas ar piktas, ar ten koks nors vaizdas negatyvus. Kai jis artėja link jūsų, koks jisai šviesus ar tamsus, kokios spalvos dominuoja tame vaizde. Ir nesvarbu, ar jos realios, svarbiausia įsivaizduokit, kad būtent tokios, kokias jūs įsivaizduojate tame vaizde. Ir kai jis bus pakankamai arti jūsų, ne taip stipriai, kad užplūstų intensyvios būsenos ir jausmai, tačiau kai pajausit, kad jis taip priartėjo, kad jūsų emocijos ir jausmai keičiasi, linktelkit galvą, kad aš žinočiau. Kad jums pavyko taip įsivaizduoti. Dabar nustumkit šitą vaizdą atgal į patį horizontą. Toli, ten, kuris buvo į taškelį, o paskui dar ir panaikinkit tą taškelį. Tegu jis išnyksta. Nustumkit tolyn. Ir panaikinkit. Pamatykit, kaip jis tolumoj taip nueina. To nebelieka. Gerai. Vai gerai. Gerai, čia ne viskas, būkit užsimerkę. Ir dabar paprašysiu jūsų, kad jūs įsivaizduotumėt ir neatsimintumėt visiškai. Nebūtina dabar atsiminti nieko, tačiau įsivaizduokit,
kad ten taškelis pasirodo kitoks ir tai linksma situacija iš jūsų gyvenimo. Labai linksma situacija, kur jūs iš tikrųjų nuoširdžiai ir taip iš širdies pasijuokit iš kažko. Ir dabar ta situacija, tas vaizdas artėja. Jis priartės pakankamai, jūs atpažinsit, kas ten buvo ir kur jūs buvo. Matykit vėl, kaip atsiranda detalės, kaip jis didėja, plečiasi. Pamatykit, kokios spalvos dominuoja tenai. Gali dabar net palygyti, kaip jau skiriasi nuo to, kur prieš tai buvo. Ir artikit tą vaizdą prie savęs. Matykit, kai jis didėja, galbūt atsiranda judesys, galbūt išgirstat kokius nors garsus, atsimenat galbūt ir atsiranda kažkokia kalba, kuri ten buvo. Pamatot save arba kitus besijuokiančius, arba labai linksmus žmonės. Priartikit jį taip arti, kaip gali. Prie pat savęs. Arba netgi, kas sugeba taip įsivaizduoti, apgaukit, tarsi įeitumėt į tą vaizdą, būtumėt jo viduje. Ir jeigu jaučiat, kaip keičiasi jūsų jausmai, linktelkit galvą, kad aš žinočiau. Jeigu tą intensyvumą jausmų pastebit, kaip tolstant, artėjant, jie augant ir didėjant, jie keičiasi labai gerai. O dabar dar padarykim vieną dalyką, kad būtų visai smagu. Užsukit tą jausmą, kuris yra jūsų viduje 3 kartus, padidykit. Tuo pačiu matant, kaip didėja ir keičiasi vaizdai tame vaizde. Gal jūs pradedate dar labiau juoktis, galbūt kažkas dar labiau jūs juokina. Galbūt atsiranda tos detalės, kurios anksčiau buvo nejuokingos, jos dabar pasidaro juokingos ir jūs pastebėt kitas detalės, kurias galbūt net nepastebėjo toje patirtyje, o dabar jos jūs ypatingai juokia. Galbūt koks nors draugo ar kito žmogaus ten koks nors smulkmena, kuri ant jo yra anksčiau nepastebėjo, o dabar jinai dar labiau kelia juoką. Padidykit tą jausmą 3 kartus savo. Ir matykit, kaip šitas jausmas keičia vaizdą. Kažkas išiškėja. Kažkas intensyvėja. Gerai. Ir dabar būdami šitoj nuostabioj nuotaikoje, pasilikit ir atmerkit akis. Labai gerai. Pasidalinkit, kas galit ir drįstat. Aš tikiuosi, kad čia daugiau nekompleksuotų negu kompleksuotų žmonių su manimi. O jeigu kompleksuoti, tai iš karto pasidalins va mano kolegos coacheriai ir NLPeriai savo vizitinėm žinutėm telefonais ir galėsit padirbėti. O tie, kurie drįstat, pasidalinkit, ką jautėt, kaip supratot. Kaip supratot, tai ką aš čia dariau. Kam yra idėjų, kas čia vyko. Gerai, padarom taip. Pakeičiam šiek tiek patį balsavimą, kad man skirtųsi. Padarom taip. Parašykite intensyvumą, kiek šitas praktika, šitas pratimas buvo jums, kiek jisai intensyviai keitė jūsų jausmus. 10 maksimaliai jautėt, kaip įtraukė jūs į tuos jausmus. 0 visiškai nebejaučiau nieko. Ir parašykit skaičiukai. O kas drįstat, galite ir tiesiog su manim pasidalinti balsu. Gerai, ačiū Aida, nes aš taip nemėgstu vienas pats su savim kalbėti. Aš nemoku rašyti. Moku rašyti, bet pirmą kartą per Zoomą telefonu. Taip. Nerandu, kur prašyti tiesiog. Tai linksmoji emocija buvo kur kas intensyvesnė negu ta liūdnoji, bet galbūt todėl, kad tą linksmąją patyriau visai neseniai, aš tiesiog paėmiau kaip įvykį. Jis buvo karštas ir arti. Taip, jisai dar vis dar mano galvoj, todėl šypsena, aišku, didelė buvo. Ok. Kas dar pajautit, kad man čia svarbiausia, ką jūs turėjot pajaust, kad tolinant, artinant vaizdą, kai jis didėja, intensyvumas to jausmo automatiškai pas mus pirmiausia atsiranda tikrai pojūtis, mes tarsi tuo pojūčiu susijungiam su tuo prisiminimu. Antra, tam vaizdui keičiant lokaciją, keičiasi ir mūsų intensyvumas to jausmo. Matau, kad daugelis tą pajautyt, ar ne? Tai žiūrėkit, labai įdomus dalykas, kai mes gaunam tam tikrą informaciją į savo vidų, savo pasąmonę, jeigu norit. Ten nėra tokio iš karto loginio suvokimo nuolatos, kad
tai yra tai, ir todėl, kad tokia buvo priežastis, tai tokia pasiekmė. Pas mus tai visa ta idėja ir mintis viduje gyvena kaip tam tikrų submodalumų, suvokimų, o tas sistema. Arti tas dalykas prie manęs toli, jis man didelis, mažas, jis man juodas ar baltas, jie tik pasakymas, ar ne, juodai patiko, arba žiauru tai buvo, kas čia buvo. Jau vien tik tuo žmogus pasako, kad prideda tam tikrą spalvą ar tikrą jausmą prie vienos ar kitos situacijos. Vadinasi, mus veikia labiau iš vidaus ne pati mintis, jos logika, o tai, kaip mes ją savo piešim savo viduje, kaip mes ją užkoduojam savo viduje, o čia jau tas pats neurolingvistinis programavimas. Kas nežinot, jis apie tai, ne visiškai tai, bet didžiąją dalimi yra apie tai, kaip mes viduje savęs koduojam savo patirtį, kaip ta patirtis užsikoduoja, kaip vaizdas, kaip garsas, kaip savotiškai jausmas, tačiau jis turi ten atspindį, va tais tokiais submodalumais, dydis, aukštis, spalva, atspalvys, šviesa, tamsa, visa tai nulemia gerai bus ar blogai, gerai jausimės ar blogai. Ir dėl to šitų submodalumų, kaip aš paminėjau, nors šitas žodis gali būti jums naujas, arba kitaip sakant, tų visų atspalvių, dydžių ir visų kitų faktorių pagalba, mes galim labai greitai ir lengvai pakeisti savo būseną. Vienoje ar kitoje situacijoje, kur jau matom, kad jinai tikrai per aukšta, jinai tikrai nieko man blogo, gero neduoda. Vėlgi dar kartą paminėsiu, visos netgi neigiamos būsenos, kurias mes laikom dėl savęs neigiamom, tam tikras jų dydis, svoris, jisai naudingas. Pirma praktika, kurią aš jums duosiu, man jinai tai, jos pavadinimas toks žavintis, Lady Godiva šokoladas. Na, tai NLP praktiko kursai ir vadinasi viena iš pradinių praktikų, kurias mokosi ten praktikos studentai, kurie mokosi NLP praktikos. Ir jinai labai įdomi. Jos pavadinimas kilęs iš tikrai japoniško šokolado, Lady Godiva šokoladas. Bet iš to, kaip jisai toksai, sakykime, ir kartu retas, ir kartu toks labai brangus, labai turintis savo vardą, ar ne? Žmonės jį, kai atidarinėja, čia tie matyt, kurie sugalvojo šitą techniką, kai jie atidarinėja tą aukščiuką, atlenkinėja labai lėtai. Ir kai pamato pirmą kamputį to šokolado, tai taip kaip geras vyno degustatorius, uosto, apžiūrinėja, tyrinėja, tik toliau mėgaujasi vis naujų ir naujų to šokolado atidarymo, ko atidaro visai tiek, kiek jis nori pasimti. Tai šita technika turi panašų labai principą. Lėtai, bet labai užtikrintai galim patirti tai, ką norim. Ką jums reikės visiems dabar padaryti? Pirmiausiai, jums reikia pasimti bet kokią vieną situaciją iš savo gyvenimo, kur norėtumėt jausti kitokią būseną, negu jaučiat, kokią labiau produktyvę, labiau pozityvę, arba jausmą, kokią nors gyvenimo situaciją, nesvarbu, tai gali būti trumpa situacija labai, mažas barnis, tai gali būti visos dienos situacija, kurio jaučiatės va taip ir nenorėtumėte taip jaustis ir žinot, kad šitas jausmas panašiuose situacijose gyvenime pasikartoja. Kai jau turėsit, parašykit pliusiuką, kad žinočiau, kad dauguma pasiruošė. Bendrausim per pliusiukus, minusiukus ir skaičiukus. Ok. Dauguma turi. Dabar, dėmesio. Jums reikia sugalvoti ir prisiminti situaciją, dar vieną. Šitą dabar pasidėkit į kamputį, atsiminkit, kad tokią turit, žinot, su jie dirbsim. O kitą sugalvokit situaciją, kurioje jūs jautėtės priešingai, labai gerai. Ne tokia, kaip norėtumėt jaustis, bet netgi stipriau, priešingai, dar daugiau, dar linksmiau, linksmiau, atsiprašau žodį, galbūt ten nelinksmumas, galbūt kaip tik, kas nors norėtumėt įdėti kokio nors vėl įniršio ar pykčio, ar ne? Ok, tai imkite ir tokį, jau čia apie kas pliusas minusas aš nekalbu. Paimkite priešingą jausmą, koks būtų naudingas tenai ir situacija, kur jūs taip jautėtės maksimaliai stipriai. Prisiminkit, kiekvienas žmogus, čia pasakysiu, kitas sako, štai,
Aš žinau, kas reiškia priešingas jausmas, bet niekada taip nesijaučiu. Jeigu mes žinom, kas yra priešingas jausmas, tai tikrai kažkokiam gyvenimo etape kažkur mes taip jautėmės, kad yra akimirka, bet buvo ta gera nuotaika arba ta pozityvi priešinga, mums reikalinga. Taip dabar pasirinkite tokią situaciją. Žiūrėkit, jūs turite dabar dvi situacijas. Viena situacija yra, kurią mes sugalvom, tai ta, kurią reikia keisti. Tai būsena, neigiama būsena, kurį mes jautėm kažkada praeityje ir žinom, kad tokiuose situacijose vėl pajausim, vėl pasikartos. Ir nieko gero mums tai neduoda. Kita situacija, tai būsena priešinga, kurią mes jautėm priešingą kažkur visai kitokių situacijų, nebūtinai tokių panašioj. Absoliučiai gali būti kita vieta, kita situacija, kitas laikas ir mes jautėmės labai pozityviai, labai produktyviai ir jeigu nors dalelė tos būsenos būtų toj blogoje, tai būtų labai gerai. Tai va dabar paimat į kitą savo, aš rodau rankom, tiesiog vieną situaciją neigiamą ir aš noriu toje situacijoje jaustis kitaip. Toje situacijoje teigiama ir aš noriu taip ir jausis toj situacijoje. Va taip noriu jausis, kaip tai teigiama. Ką dabar reikės jums daryti? Vėl pasitelkti savo lakią vaizduotę, kūrybiškumą ir tiesiog mintimis su savim taip pažaisti. Ką reikia daryti? Dabar aš paprašysiu jūsų visų prieš save, čia aišku, ne meditacija, Tomai, matau, pasiruošė meditaciją, ne meditacija, čia dirbti reikės aktyviai, galima sėdėti tiesiai, todėl netgi čia galbūt visai verta bus taip pasilankstyti į priekį atgal, minų tarpų. Tokį praktikoje pratimą padaryti labai irgi padeda. Kuo labiau įsijausit su visų kūnu, tuo geriau. Beje, atsistojus galima šitą pratimą daryti, irgi judėti į priekį atgal, irgi dar labiau ir veikia ir padeda. Ką jums reikia daryti? Dabar prieš save pamatykite tą neigiamą situaciją, kuri buvo tarsi ekrane. Jeigu matot, linktelkit galvą, žinosiu, kad matot, nes čia reikia realiam laikė matyti, kas vyksta. Ok. O įsivaizduokit, kad teigiamą ekraną, teigiamą situaciją, tą, kuri labai priešinga ir linksma, padedat už tos. Tarsi du lapai, vat popieriaus, parodyti, kad jums aiškiau būtų. Čia pas mane neigiama situacija, aš ją matau prieš save. Ir tą teigiamą, kur sugalvoju, padedu, įsivaizduoju, kad jinai už jos. O ten yra šalia, o taip. Aš jos nematau. Šitas neigiama situacija man trukdo pamatyti teigiamą. Bet jinai ten yra. Užtenka tik suprasti, žinoti, okei, mano teigiama už tos neigiamos. Ar padaryti? Įsivaizduojat? Ok. Ir dabar pats procesas. Labai įdomus. Įsivaizduokit, kad jūs, kaip aš popieriuje, pirštas, manau, per storas nepralys, tušinuku, praduriu dabar šitam skylę lape. Atsiranda skylutė. Visi mato. Įsivaizduokit, kad savo toje situacijoje padarot mažą skylutę. Ir dabar, jau kaip supratot, žiūrėsim per rakto skylutę. Taigi, ką reikia daryti? Savo vaizduotės pagalba, jūs įsivaizduokit, kad žiūrot į tą blogą situaciją. Matot ir jaučiat tai, ką jaučiat. Pritraukit prie savęs pakankamai ir pajausit, kokią ten neigiamą būseną, pamatykit, kokį jūs toj situacijoj, ką veikit, kodėl jinai jums nepatinka. Ir po to, taip, lėtai prineškit, įsivaizduokit, kad prinešat akį prie tos skylutės ir per tą skylutę žiūrot į teigiamą situaciją. Kuo arčiau akis, tuo didesnė skylė atrodo, tuo labiau matosi teigiamą situaciją. Prisitraukit taip arti, kad įsivaizduotumėt, kad per tą mažą skylutę žiūrot į teigiamą situaciją ir ją matot. Apžiūrėkit visą. Pamatykit, kaip jūs ten visiškai kitoks, pozityvus, kupinas kitokių emocijų, kitokios energijos ir va ten taip. Žiūrėkit taip ilgai, kad pamatytumėt visas detalės ir su savo visų kūnu įsijaustumėt ne į tą neigiamą, pro kurią žiūrot, o į tą teigiamą, tarsi jūs būtumėte tenai. Pasijauskit per tą skylutę žiūrint, tarsi jūs būtumėte tenai. Jau kai pavyks, linktelkit galvą, kad žinočiau. Okay.
Ir ką dabar daro? Užfiksuoja tą jausmą. Pajauskit savo kūne, įsivaizduokit, kur tas geras jausmas jūsų viduje, kaip jis pasireiškia jūsų fiziniam kūne. Ir tiesiog atsiminkit, užfiksuokit. Ir sekantis žingsnis, lėtai atsitraukit, bet jausmą išlaikot savo kūne. Ir žiūrot į neigiamą situaciją su šituo nauju jausmu, kurį atsinešit iš teigiamo. Išlaikykit tą teigiamą savo būseną ir žiūrėkit į neigiamą situaciją su šituo teigiamu jausmu. Ir iš karto galit pagalvoti, kokius sprendimus priimtumėt kitokius, kaip kitaip pasielgtumėt toje situacijoje, ką darytumėt įdomiau, galbūt kažką kitaip pasakytumėt, gal kažkaip pasireikštumėt. Pamatykit, koks jūs kitoks toje situacijoje būtumėt, jei būtų šita būsena, kaip jinai veiktų tą situaciją ir jūs pačius ir visus kitus toje situacijoje, jeigu jūs sugebėtumėt šitos būsenos būti toje situacijoje. Ir tai, kokios dabar jums samprotavimą ateis, jeigu jie jums teigiami, pozityvūs ir tinka, išlaikykit juos savo, pasilikit, užsirašykit savo taip galvoj, įsiminkit, kad va taip man būtų smagu, va taip aš norėčiau, va taip gerai. Ir jaučiu, jūs naują turit patirtį, kokią jausmą ir būseną galite turėti iš toj situacijų. Kaip kitaip jūs galite elgtis, turite alternatyvą. Iš dviejų variantų vieną pasirinkti daug lengviau, negu turėti tik vieną neigiamą. Ir jūsų pasąmonė labai greitai tai pagaus, kad, pas mane yra kitas variantas. Ir dabar, dėmesio, dar ne viskas. Iš pirmo karto jūs tik pabandykite. Dabar kiekvienas savo atskirai. Aš palauksiu kelias minutės, aš jau nekalbėsiu, bet įsivaizduokit dar kartą tą pačią situaciją. Šitą pratimą reikia atlikti bent kokius 5-7 kartus savo. Užteks šį kartą tik tai pabandyti dar bent porą, namos po to patys su savim galėsite pabandyti dažniau, kai tiesiog įsidėmėkit. Ir dar kartą, vėl ta pati situacija, aš ją matau. Jaučiu, ką jaučiu. Gal dabar jau būsena bus kitokia, ramesnė. Bet su ta pačia būsena dar kartą einu prie savo skylutės, pasižiūrau į tą vaizdą linksmą, ar nuo pozityvų, atsiprašau, kažkokį, tai ten kitoj toj situacijoje, įsijaučiu jį pakankamai, pajaučiu, kaip čia ir dabar būčiau toj geroj situacijoje, užfiksuoju tą jausmą, atsitraukiu ir žiūrau į savo negatyvę situaciją, taip kaip naujomis akimis, su nauja būsena. Ir netgi priimu naujus sprendimus. Kas aš toje vietoje, toje būsiu, kai su šitą būseną. Padarykit savo porą kartų, aš palauksiu. Ir ko laukiu, aš tikriausiai jums paimsiu ir įmesiu šitą pratimą. Dovanų, jūs galėsit parsisiųsti ir papraktikuoti. Jeigu tik aš dabar greitai įrasiu.